Angliškai pusė yra half, bet ne visi moka vartoti šį žodį taisyklingai, nurodant laiką. Kaip pavyzdžiui jūs angliškai pasakysite, kad dabar yra 4:30. Jeigu norite pasakyti it is 4:30, darote didelę klaidą. Visų pirma, žodis half čia būtinai turi eiti su prielinksniu past. Angliškai nurodydami 30 minučių visada sakome pusę po, half past. Kitas dalykas, į kurį turime atkreipti dėmesį, tai nesutapimai anglų ir lietuvių kalbose. Palyginkite. Angliškai mes sakome pusę po ir nurodome einančią valandą. Formulė half past plus this hour. O lietuviškai nurodome artėjančią valandą. Formulė pusė plus artėjanti valanda. Pavyzdžiui, lietuviškai sakome 4:30, angliškai 4:30, lietuviškai 7:30, angliškai 7:30, lietuviškai 11:30, angliškai 11:30. Taigi nepamirškite, kad anglų kalboje pusė tai yra half past plus einanti valanda, o ne artėjanti kaip lietuvių kalboje. Parašykite komentaruose, kaip angliškai bus 4:30 ir patikrinsime, ar gerai supratote taisyklę.